Labas rytas, gerbimi žiūrovai, man malonu su visais pasisveikinti šitą gražų rytą. Kaip matot, aš dabar stoviu prie savo Economics skolos. Stovi dviračių parkovkė čia. Dviračių, kaip matot, yra daugiau negu mašinų Lietuvoje. Normalu, čia ir mano Kamazas. Štai kartais pajuokauju, kad kas rytą, kaip Lietuvoje važiuodavau su mašina į darbą, klausydavau radijos, tai čia kasdienybė yra važiuoti su dviratuku, su plėjeriu ausinėse į univerą kiekvieną rytą, tai vat lygiai taip pat. Šiaip darbo yra daug, ką tik pabaigiau pirmą dalį, atsiskaičiau 2 egzus ir prasidėjo nauji, bet dabar savaitėlę žadu pailsėti, tame tarpe ir šiek tiek grįžti į Lietuvą, taip kad looking forward to it. Dar viena įdomi detalė yra, kad dviračių visada lundė į šitą mokyklą man reikia minti į kalną, tai šį rytą būna gera mankšta. O pabaigoje reikia važiuoti nuo kalno. Tai mes pabandysim su jumis šiek tiek pavažiuoti, nors įspūdingų vaizdų nėra, aš ne per centrą važiuosiu, bet ką nors gal pakeliui papasakosiu. Dėl labiau, kad minti nereikia. Kadangi pasukome į mažesnę gatvelę, aš galiu grįžti į eterį. Važiuoju toliau. Čia važiuoju visai pro mažą gatvelę, o beje, čia matot, dviračiais važiuoja paštą. Tai tiesiog visas gyvenimas lundė vyksta ant dviračių. Man dabar yra labai lengva šnekėti, nes kaip sakiau, apie tą atstumą, kurį važiavom intensyvesnė gatve. Matot, kokie yra dviračių takai, viskas. Ten man reikėjo truputį paminti, o dabar aš iš vis jau nemintu. Dabar šiek tiek važiavau nutinį kelią, tai irgi jokios problemos. Va. Tai lundas jau, nežinau, čia už manęs turbūt nesimato, gal biškį šoną pasuksiu. Rudenėja, lapai nukryta, daug lapų. Bet šiandien yra nešalta, šiandien yra nerealus oras. Va, nu aš įsukau į paskutinį atkarpą. Parodyčiau, kad man važiuoja dviračių. Čia, aišku, šiek tiek pavojinga važiuoti per ranką, bet mums lietuviams tai geras dalykas. Aš su savo dviratuku, kadangi nuo 14 metų važinėju. Tai va. Tas yra gero. Nu, toj vat privažiuoju